Sveiki žvejai. Na va, įsirašiau pagaliau į kelionę. Bus įdomi žvejyba. Va, koksai pas mane daiktų kiekis paruoštas. Kaip matot, viskas padaryta, bus sėsli žvejyba. O apie kurią ir kokio tipo žuvis gaudysim, važiuojam tada pakalbėti. Tada pakalbėsiu. Dabar reikia viską uždaryti. Vietos specialiai susiorganizavau, kad būtų daugiau, nes daiktų irgi sėsliose žvejybose visi žinom, kas gaudo karšius, ar karpius, ar karuosus, tarkim. Tai va, dabar viską. Galima bus miegoti, aišku, įimu palapinę. Palapinė visada gerai, ypač kai važiuoju. Taigi dabar į parduotuvę ir į kelią, maždaug bus apie 2 valandos kelio, bet nieko, labai toksai malonus, lygus, tiesus, gražus, autopilotas įjungtas. Jo, tikiuosi viską pasiėmiau. Tokią mašiną sunku užkrauti, taip sakant, o į kelionę visada gerai daiktų daug turėti. Judam. Taip, junginės, viskas yra, reikės kuro pašokti, užsipilti. Kadangi mano žiniomis ta vieta yra naktinė, vakarinė, vėlaus vakaro, dabar nuo tamsos, tai kaip tik pats metas yra apie pietus išvažiuoti, 2 valandas kelionė, kol viską susistatai, užsimaišai pašeriamą į pašarą, tarkim. Ir kaip tik laiko yra pakankamai įsikūrimui. Ten truputėlį tarp mašinos ir žvybinės vietos bus kokia 100 metrų, gali tekti biškai mažiau, bet 100 metrų tai bus, pasinešioti daiktus. Tai va, tai kaip tik tas laikas ir ištirps, dabar yra 11:15, kaip tik tinkamas laikas. Viskas, kelionės galas. Gesinamas variklis, ištraukiamas rankinis ir mašina nepajudės 2 paras iš čia. Reikėtų apsižvalgyti, o vėjukas toksai biškutį yra, čia vakarų vėjas šiandien turėtų būti. Bet vėjus šiandien bendrai mėgsta, tik tai, kažin kaip užmetinėti bus patogu. Nes kaip tik į tą kryptį reikės užmetinėti prieš vėją. Nu tai užmetinėti prieš vėją visai gal ir neblogai. Nėra jokių burbulų, išpūstų, valas gražiai sodinsis. Einu pasižvalgyti dabar, kaip čia atrodys viskas. O, gamta gražu. Grynų orų kvėpuot nelieka.
Nu va, apsižiūrim, kaip čia viskas atrodo. Liuks. O viena vieta žvejybinė. Aš eisiu į salą, kur žvejoju. Čia jau namukas. Statas jau pastatytas. Neblogas, toks visiškai simpatiškas. O, šaka nulūžo, jos nebuvo seniau. Praeitą kartą jos nebuvo. Va, žvejybinė vieta. Čia ir žvejosiu. O vėjukas čia pličia. Reikės už meldų lysti. O kaip viskas atrodo. Kaip tik va į prieš vėją metimas. Liuks labai gerai. Labai gerai. Šiaurės vakarų. Turėtų truputėlį suktis po kurio laiko į vakarus. Reikia atsinešti, kol dar lietutis neišsilijo. Atsinešti daiktus, bent jau palapinę ir reikės pagalvoti, kur čia statyti. Nes čia toks vėjas truputėlį yra. Čia kažkur tai galbūt. Užuovėje reikės leisti. O čia kažkur tai turbūt. Statysiu ir bus labai gerai. Einu atsinešti daiktų, pradėti nešiotis. Nu, bus reikalų čia, kol susinešiu. Na va. Oi, kaip tingiu, čia pati nuobodžiausia procedūra. Daiktų susinešimo. Bet ką be jos darysi? Reikia viską pasiruošti 2 dienom. Tai verta, iš tikrųjų. Na va. O baba, va, kiek čia visko yra. Oi. Reikia traukti palatkę pirmiausia. Ir stogą. Jeigu pradės lyti, kad iš karto būtų kur pasislėpti. Nuvažiuoju visiškai pati visko pradžia. O, stovykla sudėliota. Viskas padaryta, nemanau, kad čia buvo įdomu filmuoti ir reikėjo to dalyko. Dabar jau galima atsisėsti. Reikia susidėlioti kamerytės, užsiruošti tamsai, užsidėti pelėtės, po to parodysiu, galėsim pavaikščioti po stovyklą. Mano tokia, kuri čia dabar padaryta ir pažiūrėti, kas čia joje yra. Tai va, bet iš esmės susidėliojau ir jau galima kavutės, nes čia yra elektra, tai pasidariau kavutės, bus galima išgerti, pasišildyti, kai norėsis. Šilumos. Tai va, dabar reikia pasidėlioti, susijungti visas technikas. Dieną tai užteks paprastos kameros iš tikrųjų, o į dieną aš mažiau tikiuosi veiksmų. Turėtų būti, bet ne taip. Iš tikrųjų, mano nuomonė, kad čia tamsoj viskas bus ir planas toksai yra, kad bus tamsoj. Tai va, tai reikia pasiruošti gerai tamsiam reikalui, nes tamsiam reikalui filmuoti jau reikia rimto reikalų. Tos kameros su rimta aksesorika. Tai va, tą dabar pasidarysiu. Pelėtės mirksta, kaip minėjau. 2 rūšių, vienas tiesiog primėtimui pašarui, kitos grinai į Drenano šėriklėlę. Man jos iš senų laikų dar likusios. Papasakosiu, parodysiu, galėsiu, čia yra visa dėžė, o skambina kažkas, tai skambina. Tai va, tai parodysiu, kas to dėžė yra, čia daug visko yra. Visokių, ją dėduosi, kai važiuoju po tokiom žvejybom. Dėduosi, šiuo atveju, kai važiavau į dugninę žvejybą, tai yra viskas, kas dugniniai susiję. O kai važiuoju į plūdinę, nes aš dar turiu 2 mačius, mane visada dėkliukai, irgi galėsim pažiūrėti, va, čia yra dėklė meškerių.
Tai va, tada pasismulkinsim, o dabar toliau dėliojasi. Reikės jau pradėti susirasti spombą, pas mane yra ta mažoji, pasimėtyti, tai va tokia visiškai pradžia, technika, pašarai atmirko, pamėtyti, po to truputėlį dar su jumis pakalbėti. Nu, vat nuo to veiksmas ir prasideda žvejyboje ant kranto, graži vieta, meldai labai gražiai padengs vėją, aplinkui va tokia romantika, ten utelė, čia tokia sodyba, labai bičiuliai įsileido pažvejot, labai fainai. Geras telkinys, ne super didelis, bet yra žuvies. O ką pagausim, pažiūrėsiu. Tip, tirip, tirip, tip, 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 tirip, tirip, tip, tip. Ir stovelius, standartinė procedūra. Standartinė maloni procedūra prieš gaudant didelę žuvis. Einu, viskas, vsia. Reikalai prie meškeryčių prieina. Plauką reikės pakeisti. Blaubekų susipažinau, rekomendavo, suprantantis tą reikalą žmonės, nes iš tikrųjų turėjau tokių momentų, kai pakertu, palaikau ir dingsta žuvis. Ir ten turėjo būti neblogas žuvis. Tai vat parekomendavo pasidaryti blaubeką, blaubekinę sistemėlę, kas tai yra. Pakalbėsiu be abejo, kas gaudo, tai tikrai nežinau. Tai matot, nes iki tol tikrai negaudžiau tokiais dalykais, bet greitai, bent jau montavimo prasme, manau, įsikirtau. Dabar pasidariau ir žiūrėsiu, ar bus nuėjimų, ar nebus nuėjimų žuvų. Nes kaip taisyklė, tos gerosios ir nueidavo. Palaikau ir dingsta, palaikau ir dingsta. Tai vat buvo rekomendacijos. Va, drenonas mano. Mėgstamasis drenonas, mėgstamiausias. Tai va, viena meškerytė. Reikės pasikeisti plauką, nes čia dabar plaukas beros 10 numerio kabliukas, nes 10-tukai, 12-tukai boiliukai, kuriuos naudoju. Nu, parodysiu aš prie progos. Iš to žvejyba ir susidarys, kad pakalbėsim, kom gaudo. Reikia išimti iš dėklo ir dėklą į šoną dėti. Va, antras fideriukas. Tiep, kur čia pas mane yra? Tas kabliukas. Gera muzikėlė fone. Stipriai negarsinu, nes esu vieną kartą papuolęs. Kai įdėjau įrašą su foninė muzika, YouTube'as atpažino ir neleido. Tai visą garsą nuėmė, nes copyrightas pažeistas. Labai gera nuotaika. Rimsta vėjas. Turbūt girdisi visiškai. Afigienas oras. Antra meškerytė. Dabar bijau pasakyti 0,12 ar 0,13, čia pintukas pas mane dabar uždėtas. Dar bus reikalų pasikeisti. Aišku, plaukas yra labai gerai, bet kažkodėl tai aš čia praradimų turiu, tai geriau dėsiu didesnį kordos kabliukų nusipirkau. Vėlgi, kas gaudo senai šitais dalykais, tai tikrai čia jokia nenaujiena, tiesiog dalinuosi žvejybą, bet vat, korda man patiko, iš tikrųjų, tokie lengvi bananai, bet ne tie didieji, nes čia be abejo mano, kas gaudo tais didžiaisiais kordos kabliukais, tai žino, nu, ne tai, kad žino, bet tai dideliai žuviai karpiams skirti. Aš čionai karpio, aš nežinau, ar iš tikrųjų norėčiau įkirsti, čia jų yra ir yra gerų, bet aš geriau gerą karosą ir gerą karšį. Karšių čia gal didelių, sakė, nelabai yra, tarp kilo ir 2, bet karosų yra apie 2 kilų, jie gražiai tenai spurda, kai paėmė. Todėl į pašarą, nes darau
dviejų tipų pašarus. Vienas, kurį spaudžiu į šėryklėlę, o kitą, kurį primėtysiu. Tai tas, kurį primėtysiu, tai yra, tarp kitko, pasakysiu, praeitą kartą dirbo Norfos kombikormas, vadinamas tasai pašaras su fish mealas. Ta prasme, ten smirdukas, grubiai sakant. Tai va, ir ant jo truputėlį uždedu to visiems Kauno mariose žinomo pašaro žaliojo karoso. Truputėlį pamaišau, kad įgautų atspalvį, nes senas yra visiškai neutralus. Tai va, tai visiškai sudirbo, atėjo gražių karosų, gal 4-5 tokius tarp kilo ir 2 pagavau, labai fainai buvo. Bet naktį visas mėgsmas. Tai va, dabar va, tenai pas mane yra sumaišyta, parodysiu, kas tai yra, iš ko tai susidaro. Dabar einu meškerės ir kauliukus reikia sudėlioti. Va, dabar dėžutė komplektas, galėsim tarp kliovų nebuvimo truputėlį pakalbėti apie kas čia pas mane yra, ko čia pas mane nėra. Grubiai sakant, va, toks vaizdas. Čia yra viskas, kas yra dugniniai. Ko man reikia dugniniai? Reikia pradėti nuo signalizatorių prisukimo. Taip. Kaip minėjau, neskubu, nes čia yra naktinė žvejyba. Gali būti pavieniai veiksmai, bet. Truputėlį sunkinu šitos signalizatorius. Visiems gerai žinoma, tokia naujiena. Įdedu švinukų, šaratukų, plūdininkų, pavadinkim taip, kad truputėlį temptų dugną greičiau ir greičiau skęstų. Nusišnekėjau, greičiau skęstų, kad greičiau išsilygintų valas. Vienas kotelis kažkada tai labai geri buvo stoveliai. Jie buvo pabrangiai tais laikais, aš atsimenu, pas mane iš labai senai jie likę. Iš labai senai. Tai va, susidėliojimas ir, kaip sakant, vienas susidėliojimas ir 2 parų žvejybos dabar bus. Kaip minėjau, dieną, tai turbūt eisiu pamiegoti, nes naktį čia... Aš taip tikiuosi naktį čia veiksmą, taip ir turėtų būti. Visio, viskas. Gerai, reikia smaigstyti dabar. Taip, kur čia viskas yra? Čia. Čia reikės kelt aukščiau, nes yra vaga. Iš tikrųjų, gali būti keista, kodėl taip daroma, dugniniam gaudant, bet čia yra vaga ir čia yra kliuvinių labai nemažai. Būtent dėl to, kad čia yra vaga, todėl aš taip ir statau truputėlį aukštokai, taip tarkim, atrodytų, kas čia dugninės, nes aš turiu gražius stovus, tokius, kur galima pasistatyti, kur aš ežeruose, jeigu sugalvoju gaudyti dugniniam karšius, tai yra gražus stovas, trikojus,
visi kotai ant jo telpa gražiai. Bet čia netinka tas dalykas, nes čia reikia stipriai aukštai iškelti. Čia rekomendacijos gavau iš vietinių, kad nes gali būti nutrūkimų. Tai va, tai aš taip ir bandau padaryti. Taip. Gerai. Stoveliai yra. Nes čia jie principė beveik iki maksimumo aš juos ištempsiu. Kiek leidžia jau. O truputį tik įkišu. Biškį gal žemiau. Pažiūrėsiu, kai kotą uždėsiu jau. Nes čia tokia gaudimo specifika šitoj vietoje. Dar vienas iš labai svarbių veiksmų, kuriuos reikia pasidaryti, tai yra reikia pamėtyti pašaru. Čia iš vakaro mėgsta, kad būtų pametama. Prieš tamsą tada judesiukas atsiranda. Pas mane nėra tokio specialaus koto, pavadinkim, kaip kad karpininkai naudoja, bet turiu vieną tokį stiprų gerą, tai jį naudoju, piniginį. Pas mane mažoji spomba, nes ten jų dviejų rūšių yra, visi žino. Ta prasme, kas gaudo tokiu būdu, va. Reikia eiti pasimėtyti dabar, pasišerti. Pašariukas padarytas. Reikia eiti užmest. Atsidarė kažkodėl tai. Kas čia dabar? Matomai papuolė pašarą biškutį ant ten, kur neturėjo papult. Einam. Gerai vėjukas nutilo. Ramu, galima švystelti, kiek leidžia. Opa, 100 metrų čia yra pas mane uždėta. Dabar. Visiškai čia nebūtini kažkokie tai labai stiprūs kotai. Mažai spombai užtenka, aš čia turiu iki 7 gramų vestino kotelė 270. Jisai labai gerai ir su Stradiko 4000. Jau ne vieną kartą tą esu daręs. Tai va, tai labai gerai jisai užmeta, viskas tvarkoj. Nereikia čia specialių kotų per daug. Mažai spombai, aišku. Nekalbu apie didžiasias. Su didžiosiomis yra kiti reikalai. Opa. 0,23 pintukas valas. Ir mažoji spomba. 270 vestino kotas iki 700 gramų. Jis iš tikrųjų V6 serija tai yra tokia, jinai gana aštri, ta prasme, stipri, tikrai ne 7 gramų. Ir kaip minėjau, 0,23 pintukas. To pačio vestino, tarkim, tarp kitko. Labai gerai sueina, jau kryptis yra atidirbta. Žinau, į kur reikia mesti. Biškį ilgesnį valą užmetinėjant palikinėjau už nugaros. 100 metrų. 100 metrų pilnai man čia pakanka dabar. Tai va, reikės sumetinėti gana nemažai. O, Ateina spomba šokinėdama labai seksualiai. Šokinėdama per paviršių. Va, Nu tai va, tai dabar reikės kokie 20 minučių reikės dirbti su šitais reikalais. Gaila vakarėja, vėjukas kyla stipriai, jisai ne maksimumas, bet toksai nebemalonus, kai kotai į viršų. Kai kotai pakelti į viršų nemalonu, plus kaip pintukų gaudai. Yra toks momentas, kad šitą pintukas plaukioja gerai ir
gana ilgas atstumas eina pintuko paviršiumi. Aišku, jis yra bangose, bet tos bangos įjudina, pradeda judinti, kai yra stiprus vėjas ir automatiškai va tie visi pypsėjimai nemalonus. Tie nemalonus pypsėjimai tokie yra. 12 laipsnių rodo oras, nėra toksai gana pusiavelnio. Nėra taip vėsu, pirmoji dienos pusėje buvo stipriai vėsiau. Čia dabar pypsi. Pirmoji dienos pusėje buvo stipriai vėsiau. Nu va, toks pipipt. Jo. Vakarėja po truputį. Oi, vakarėja. Reikia pašariuko primėtis. Čia labai mėgsta. Prieš naktį čia labai mėgsta, jeigu yra įmetama pašaro. Taip ir turi būti. Opa. Viskas. Yra. Tai vat nežinau, kokia 40-50 kartų aš jau čia dabar metu. Veiksmo dar nėra, bet jo ir neturi būti iš tikrųjų. Aš dabar ir nesitikiu. Dabar yra toksai darbinis periodas. Darbinis pašarinis periodas. Oi, čia kažkas tai negražiai spomba atrodo. O, viskas. O, kažkas pypsi. Opa! Čia turbūt šiaip kažkas. O gal aš paliečiau, nežinau. Bet ne taip čia atrodo kibimai. Kibimai atrodo iš karto va taip. Tai va, dar kokie 30 kartų čia reikia dabar sumest pašaro, nes turiu pasidaręs. Žinau, kiek turiu sumesti, tai va dabar tom ir užsiemu. Čia pabiški temsta ir turės prasidėti kažkada tai vėliau, bet jau kai bus stipriai tamsu. O dabar reikia šert. Ai, va, matot, tamsa baigėsi jau po truputį. Iš tikrųjų net nesijungiau naktį, nebuvo motyvacijos, visiška tyla, jokio veiksmo. Tai va, tai pirmas karšiukas toksai 700 gramų užkibo, kiek dabar yra po 7, tai prieš 20 minučių. Tai buvo pirma žuvis ir su lengva žara. Nu tai va, tai galbūt pajudės iš ryto. Aišku, čia iš ryto irgi būna veiksmo, bet kažkaip labiau į naktį dėjau viltį. Karpininkai ypač naktį čia gaudavo labai sėkmingai, kaip ir. Tai va, bet nieko. Ir įdomu, išbandyta, aišku, rimtiems žvejam ta vadinama blowbackinė sistemėlė čia nieko naujo, bet man tai buvo naujas dalykas. Įdomu buvo išbandyti ir iš tikrųjų ant kordos to lenkto bananinio kabliuko karšis pasikabino labai gražiai. Ir nedidelis, ta prasme, tai vadinasi, kaip be abejo dirbanti sistema, bet man asmeniškai dar nebuvau jos naudojęs, tai visai įdomu. Tai va, na ką, jau galima buvo sumerkti ir tinklelį žuviai laikyti, ir graibštą pasiruošti prie vandens. Niekada to nedarau iš anksto, nes sako, kad nebus kibimo, nebepagausi, bet tai kad ir taip nieko nebuvo. Iš tikrųjų, tai va, reikia dabar, jau pradeda matytis kontūrai, švinta po truputį, kada čia saulė, man atrodo, prieš 8 kažkada tai teka, lyg tai dėjo dabar.
suklysti, bet tai va, tai dabar dasėdėti iki šviesos ir žiūrėti, kas bus toliau. Nesinorėtų taip antrą, nes kaip planavau, sėdėsiu 2 naktis, dar 1 naktį. Būtų faina, kad būtų veiksmas kitą naktį arba dienos metu, arba bent jau iki pietų, kad būtų kažkoks rezultatas, galima būtų parodyti jums, pafilmuoti, turėti atsiminimų ir praleisti gerą laiką prie vandens. Vienas timptelėjimas ir nieko kol kas. Tyla. Reikės permesti, aišku, dar biškutį palauksiu šviesos. Nes pastebėjau permetinimai, prasme, jokia naujiena, bet permetimai yra gerai. Aišku, psichologiškai yra sunku, kai nėra kibimo, nėra veiksmo ir tas permetinimas toksai. Bet kažkada tai prasideda, čia aš tai pastebėjau, kažkada tai prasideda. Reikia padaryti masaliuko, kaip sakant, atšviežinimą, jauko atšviežinimą šėryklėlėje, nes kitaip tai niekaip. Tai va, pažiūrėsiu, kaip rinks masalus, kaip rinks žuvis, ant vienos yra, truputėlį padidinau plauką. Pasižiūrėjau vieną tokią, ne vieną žiūrėjau, bet vienoj pastebėjau įdomių rekomendacijų, angliška laida. Ten būtent apie dugninės, ten karpininkai be abejo. Tai rekomendacijų tokių įdomių, tai po to galėsiu pasidalinti. Įdomus toks momentas, rišant plauką. Apie kaip jisai užrišamas, ta prasme, kokie ilgiai, kokie atstumai, kaip apvyniojama. Tai va, dabar kol tamsu, tada nelabai kas, tiesiog žvejyba. O po to galėsiu papasakoti, ką savo įdomaus sužinojau. Kažkada tai žvejodavau dugninėmis labai stipriai, po to tik tai apleidau tą reikalą. Po pirmos pripučiamos valtelės įsigijimo. Taip, tai va. Gerai. Biškį nepatogiai kamerą pasistačiau, tik tą kryptim, kur kotą visada guldau, ten pas mane yra trišakiukas pastatytas, kuliukas. Stipriai reikia. Taip. Va, graži porcija. Labai gerai, kai vėjas į kaktą, tai niekur nesitraukia. Oi, biškį negerai užmečiau. Ai. Nemėgstu taip daryti, kad tempėsi šėryklėlė. Biškį negerai užmečiau. Pažiūrėsim, kas čia bus. Tegul pastovi. Psiukas veikia, liuks. Taip. Permesta labai gerai. Lauksime.
Tokie patempimai, bet vis nieko. Atsiranda jau, bet vat, matomai rudenį naktį nežinau kaip čia bus. Gal neįsivaizduoju. Reikia tiesiog gaudyti ir stebėti veiksmą. Čia jau nieko nepadarysi, taip jau yra su ta žvejyba. Gaudyti ir stebėti veiksmą, kaip viskas. Turiu omeny, kuriuo paros metu čia bus judesiukas. Galbūt rudenį dieną, ryte ta prasme. Nes jau buvo 3 tempimai, kai naktį nei vieno nebuvo. Kas keista, pasišnekėjau su vietiniu, su Paulium, kuris šiandien kaip ir viską labai gerai žino. Tai irgi buvo nustebęs, kad kaip čia tai. Na, bet iš to ir susidaro žvejyba, reikia žvejoti toliau dabar. Septynios 43. O, geras. Boilio neliko, pasirodo, o aš čia bandau gaudyti. Stiprus įspaudimas. Viskas. Gražus reikaliukas. Atrodo. Kur gaudau? Metimas, švystelėjimas. Čia kotai taip neįprastai statomi, vien dėl to, kad čia yra, toliau yra skardis, šioks toks, ir yra daug kliuvinių. Tai tiesiog va čia būtent prie kranto einant, kad išvengti to reikalo, todėl taip neįprastai, man labai neįprastai, nors turiu, kaip buvau minėjęs kažkada, tai turiu normalų stovą, kur galima gražiai kotus būtų galima suguldyti. Čia tas netinka, nes gali bėdos turėti po to sutraukimu. Todėl taip statome vos ne kaip upėje atrodo. Nors čia ir yra upė, realiai. Čia yra upė, čia yra tvenkinys. Ir upė ateina ir išeina tenai. Biškį iš šono nuėjo žuvytė. Labai silpnas veiksmas, prašvitus. Priešinasi prie kranto truputėlį. Kas čia meknė ar kas čia? Graži žuvis. Ar kuoja, nesuprantu dar. Opa. Nu, pažiūrėkim,
Kas čia užkibo, toj prinešiu arčiau. Papa, kas čia dabar? Oi, blėda. Va, laimikis. Builiukas pasimetė tokia žuvytė. Agresyviai ėmė. Kas čia? Per du judesys toksai. Žuvų būrelis vaikšto aplink kamerą, apie šėryklą. Kažkokie timčiai. O. Ir nedrįsta. Nuo telkinių, kur lynas taip daro. O, dar viena. Meškerė. Šitą kairė viršūnėlė truputėlį reaguoja, bet čia kadangi pintas valas, tai bet koks judesiukas po vandeniu labai stipriai jaučiasi. Ne, nieko nėra. Bet kuriuo atveju reikia pašarą papildyti. Biškį pasitaisė oras, pagėdrėjo, nors vėjukas tai stiprokas. Jo, kai vėjas ir kotai turi būti statmeny ir kai vėjas, tai čia bėdos. Daug bėdos būna. Reikės truputėlį patriukšmauti vėl.
sakant, nešersi, nežvėjosi, taip aš suprantu. Bet tai, kad ir šėriau, nieko per daug gero nebuvo šį kartą. Paskutinė žvejyba tai buvo graži. Noriu, kad valus pasigautų, nes vėjas užputinėja, tai reikia staigiai sukti. Žiūriu, eina tie debesėliai taip gražiai šonu. Galėtų ir visiškai šonu praeiti. Rodo biškutį lietučio. Bet dabar palapiniai. Palapiniai kažkaip tai, viskas groja, čia nuo to vėjo biškutį nervuoja, aišku, bet nieko nepadarysi. Taip ir toliau mėtyt. Kaip jis čia man apsimetė? Už sparno. Karšiukas. Čia iš tų pilkųjų. Tu blemba. Iški čia. Padariau su ilgu kotu. Taip. Padėsiu kotą čia. Siensiu lankelį. Pažiūrim, koksai žvėriukas. Metodas. Šriklėlė pabėgo žemyn. Metodas ir va, burna labai gražiai. Burnoje. Kabint. 6 numerio kabliukas ir 10-11 numerio boiliukas. Čia yra tokia kombinacija pas mane. Taip, nešim į tinkliuką. Galima jį ten pajudinti. Biškį atsičiūkintų. Opa. Tokia ta naktinė žvejyba, kurios principė galima sakyti ir nebuvo. Ne principė, bet taip ir buvo, kad nebuvo. Reikia biškį skuduro pasiimti. Trys žuvis nakties metu, tai čia yra ir dar tokios sau. Iškutėlį iš ryto veiksmo tokio keletą žuvyčių. To galėsim pažiūrėti, kas pagauta. Reikia dar įtik skubiai užmesti. Kažkodėl šitas kotas pypsi vis. Atėjo kažkas pavalgyti aplink, turbūt kaip pats irgi sėdausi. Perkasti, kaip sako, reikia išraukti kibimą. Reikia arba į krūmus nusičiurkšnoti, arba kas rūko cigaretę užsirakyti, arba alaus įsipilti, arba valgyti pradėti. Tai kaip taisyklė tai būna. Kliovo iššaukimo taktika. Taip man irgi dabar buvo. Sakiau, perkasiu ir vėl pipsėt pradėjo. Turbūt kažkas yra, nes atleidimas. Jo, yra. Bet ne iš dickų.
Ne iš disko žuvies. Toks puskilinis. Karščiokas. Pintas valas tai labai jaučiasi daužimas. Taip, kur jisai čia. Taip. Čia jau mažesnė žuvytė. Mes užkabinu. Čia jau mažesnė žuvytė negu pirmai buvo. Tai čia faktas kaip blynas. O, gražiai kaip cigaretė. Builiukas. Įdedu, po to reikės pasižiūrėti, kas tenais yra tam maiše, kaip tos žuvis atrodo. Staigiai mest atgal, nes būsiu kokios 12:01 šią dienos ir taip užtenka, tiek laiko praleidau. Dar vienas nediskas. Pusė, tarp pusės ir kilo ir kilo. Biškai priešinasi. Čia kai neseklu, tai atsiprašau, negilu, tai jokio nėra efekto šito. Reikia pasiimti graibštą, kad čia nežaisti be reikalo. O, koja. Žiūrėkit, kokia koja. Gražiai. Manau, tai pažiūrėsim, kaip jinai čia atrodo. Žiūrėkit. Burbaliukas. Gražiai viduje. Gražiai žuvis. Nemaža. Taip, operacija. Reikia padaryti operaciją. Gražiai kabliukas. Apatiniai lūpytei. Taip, žiriklėlė čia. Žuvis į tinkliuką. Toks laimikis gražus, linksmas. Pažiūriu, kad taip truputėlį spardosi, nes karščiokai truputėlį silpniau čianai. Tai tokio dydžio. Didesni tai ten iš karto pasijaučia. O tie mažiukai, tai jie truputėlį silpnesni. Gerai, biškai paplatų. Čia reikės pildyti širiklėlę. Kol dar yra veiksmas, dar porą, trejetą valandėlį pabūsiu. Pažiūrėsiu, kas čia bus. Dar vienas dieninis kirtimas. Bet vėlgi nediską žuvytė. Vėl nediską žuvytė, jau palapinę surinkinėjau. Matosi, kad jau stogas išardytas. Tai, kaip sakant, galima susiruošti. Biškutė tokiai davė sauso oro galimybę. Sušinėjo garsas. Sauso oro galimybę davė, tai reikia panaudotis ją ir susirinkti daiktus, o po to dar galima žvejoti. Nes ten yra medinė pavėsinė, kiek toliau. Irgi tik daužusi, gal irgi kokia nors panaši žuvis.
kaip priešinasi. Karšiokas. Karšiokas. Didukas, bet karšiokas. 700. Opa. 700. Čia juodas jumoras, aišku, bet kai kas vadino 200, 300, tai čia 700. O. O. Irgi burnytei. O, boilio net neliko. Suėdė gražiai. Gražiai suėstas boiliukas. Tiksliau nusipurtytas greičiausiai. Nes aš ant adatėlės dedu. Ant adatėlės dedu ir čia žuvis, kai dažnai stipriai trankosi, tai greičiausiai nusimuša šitos reikalus. Nu ką, toliau nukelsiu palatkę, tada reikės jau šėryklą paruošti. Opa! Mačiau gal kilograminis. Biškutį daugiau trankosi. Tik pakirtas. Jie matomai išsigąsta. Po to atsipalaiduoja, tada tempi kaip fanierą. Kokį ir po to vėl prieš. Pradeda daužytis. Sakau, čia dabar kaip į pintuką pasikeičiau. Nusipirkau trabuko 27. Nė velnio nelaikė. Tai gerai, kad turėjau šitas riobį iš senų laikų. 2 rytės, 6 būgnelius viso turiu. Tai va, tai gerai, kad turėjau pintavalo. 12 ar 13, nežinau, koks čia pagal amerikietiškas, senąją mum įprastą sistemą. Eina labai ramiai. Tai gal visai gražus. Žiūrėkit. Karosas. O, pirmas karoseras. Ok. Ir toksai visai simpotnas, galiu pasakyti. Opa. Nekilinis, bet beveik galiu pasakyti. Tuoj pažiūrėsim, kaip jisai čia man atrodo. Va, žiūrėkit. O, reikia pakišti. O, žuvytė kokia riečiasi. Builiukas matosi. Simpatiškas puskilinukas. Tas biškai gal daugiau negu pusikilo, gal 600-700. Taip, operacija standartinė. Standartinė operacija iš apatinės lūpytės. Čia už manęs pasirodo statybininkai dirba. Tai taip, man čia viską gadina. Ir kibimų dėl to mažiau realiai faktas. Supipsėjo, reikia skubiai leisti į krepšį žuvį. Reikia žiūrėti, kas čia pypsia. Kas čia dar pypsia. Jau va išsipakavęs viską. Dabar, jeigu ateis lietus, bet nematau, kol kas turiu spėti susinešti daiktus, pasiliksiu tik tai boiliukus, pašariuką ir kėdutę. Kamera be abejo su kotais. Apgaulingas pyptelėjimas. Taip. Kas čia susipainėjo. Nu, blembaški. Vėl atleidinėja. Yra žuvis. Yra tokie biškutį truputį prie geresnių gal. Nu, prie tų šita prasme prie geresnių. Iš tų, kurios čia buvo geresnės. Nes
Tie dunksėjimai biškutį kitokie, linksmesni. Jaučiasi biškutį jėga, nedidelė. Reikia gal bandyti man graibštą paimti. Karšiukas irgi toksai prie gražesnių, jau prieš einant namo. Dar vienas. Opa. Nu va. Dar vienas linksmas. Kas čia man? Kuliukas. Dar vienas linksmas laimikis. Opa. Pažiūrim, kas čia toks. Bailiukas, viskas atsikabino. Labai gerai. Labai gerai, nereikės žaisti. Nereikės žaisti, o jau snarglių, kiek jisai čia man prinešė. Oi. Reikia nuplauti. Na jau į pabaigą. Paskutiniai metimai. Paskutiniai metimai. Prieš išvykstant dar koks pusvalandukas. Opa! Dar vienas. Panašus 700. Gal ir mažesnis. Gal ir mažesnis. Ja, 700. Toks pat standartas. Tiek. Kuris tai čia yra? Čia šito telkinio standartas. Toksai.
Pažiūrėsim. Čia atrinkau keletą gražesnių tokių laimikių. Va. Kaip atrodo šita žvejyba. Atrodė. Opa. Ir gražesni tokie, nes dar buvo daug smulkių tokių visokių. Tarkim, pažiūrėkim, kas čia yra. Pažiūrėkim, kas čia yra. Karosiukas gražus. Gražus karosas. Be abejo karšiokai. Vienas, va dar kokie egzemplioriai, žiūrėkit. Žuvų kokių čia yra. Va taip va bus patogu paimti. Va. Dar viena žuvis. Graži. Antra. Tokia pati, kaip minėjau, bronziniai. Bronziniai karšiai. Tokie vienas. Kitas, trečias. Ir tas karosiukas. Šiandien karosiukų daug nebuvo. Šiandien karosinio pašaro šiaip nenaudojau. Tai spėjau galbūt dėl to. Tai buvo. Na ką, viskas žvejai. Važiuoju namo. Viskas jau susirinkta. Matosi, jau lietus pradeda kauptis. Antra tokia žvejyba, biškutį mažiau žuvies buvo, bet visiems geri laimikiai iš tikrųjų. Manau, kad žiūrėjau, ten kitą savaitę lyg tai ateina biškutį šilumos, tai kažkiek tai gal pavyks dar kartą atvažiuoti. Iš tikrųjų labai norėčiau, faina vieta, žiem naktim, labai čiotka. Iki susimatymo kitose žvejybose su žvejybinio almanachu.